Sveikatos priežiūros robotas. Problema. Žmonės šiais laikais būna neįsitikinę, kad serga arba būna užsiėmę darbais ir negali nueiti pas gydytoją. Dabar įsivaizduokit, kad jūs iš savo namų galėtumėt pasitikrinti savo sveikatą ir jums nereikėtų nei laukti eilėj, nei prarasti daug laiko. Prototipas. Mūsų klientai yra tie žmonės, kurie bijo daktarų, netiki jais arba būna labai užsiėmę. Kaip mūsų sukurtas produktas veiktų. Mūsų robotas nuskenuoja žmogų, kuris stovi ant jo ir tada pasakytų, ar turi ligą, kokia ji yra, kiek daug pavojinga jie yra ir patartų, kokių vaistų tau reiktų. Mūsų unikalumas. Greitas sveikatos patikrinimas be laiko švaistymo. Verslo modelis. Mes rinktumėmės B2C modelį, nes šitas produktas yra daugiausiai pagamintas žmonėms negu verslui ar šaliai. Pajamų šaltiniai. Pagrindiniai šaltiniai būtų pačio produkto pardavimas vartotojams ir produktų taisymas ar atnaujinimas. Išlaidos būtų produkto kūrimo ir gamybos, bandymas įtobulinti produktą ir jo reklamavimas. Mūsų komandos pavadinimas yra Žemaitiškas gydymas ir jie yra sudaryti iš 2 žmonių – Aivaro ir Kristijano. Aivaras sukuria patį produktą ir jį užprogramuoja, o Kristijanas sukuria jo dizainą, žiūri kaip jį gali tobulinti ir dirba su pačio produkto pardavimu. Mūsų šūkis yra išmanusis pagalbininkas jūsų sveikatai. Tai yra robotas, kuris rūpinasi jumis kiekvieną dieną. Mūsų pagrindinis tikslas yra duoti žmonėms lengvą ir greitą būdą pasitikrinti savo sveikatą, bei padaryti, kad daugiau žmonių prižiūrėtų ją. Tai šitas robotas pavaizduoja mūsų prototipą. Iš pradžių jis pasisveikina ir paklauso mūsų simptomų. Jeigu jūs kosėjate, tą dieną parašote kosiju, jis apmąsto ir tada pataria, kaip dabar pataria pasitikrinti pas daktarą. Bet kas jeigu jūs pykina, parašote pykina, apmąsto ir parašo, kad ar sergate paprastą slogą, ar jums viskas gerai, ar jums pas daktarą reikėtų pasitikrinti, ar jums kažkas labai rimtai yra ir reikėtų kaip kuo greičiau nueiti pas daktarą. Tai jeigu parašytumėt kraujuoju, apmąstys ir tada pasakys, kad jums reikia nueiti pas daktarą dabar. Ir jo, parašys simptomus, jis apmąsto iš visokių skirtingų scenarijų, kur mes rašėm, ir tada tau parodo geriausią atsakymą. Ačiū už dėmesį.